Gaminame ryžiais įdarytus pomidorus. Pomidorų vidų išskaptuokite. Svogūną, salierus ir grybus supjaustykite kubeliais. Svogūną apkepkite aliejuje. Kai gražiai apskrus, dėkite kepti pjaustytus grybus ir salierus. Kai daržovės apkeps, į jas berkite ryžius, porą minučių pakepkite ir supilkite sultinį. Palengva virkite, kol ryžiai suminkštės, bet viduje išliks standus. Pabaigoje ryžius pagardinkite smulkintais svogūnų laiškais. Išvirtus ryžius sudėkite į pomidorų vidų, ant viršaus užbarstykite tarkuoto sūrio ir kol kas paruoštus pomidorus atidėkite į šalį. Kalakutieną supjaustykite maždaug 3 cm dydžio gabalėliais. Kalakutienos gabalėlius apvyniokite vytinto kumpio juostelėmis ir verkite juos ant bamukinių iešmelių. Mėsos vėrinukus ir paruoštus pomidorus dėkite į 180 laipsnių karščio orkaitę ir kepkite apie 10 minučių, kol mėsa iškeps. Pomidorus ir mėsos vėrinukus patiekite su žaliomis salotomis, apšlakstytomis trupučiu alyvuogių aliejaus. Skanaus!